Sveiki, su jumis Verslo tribuna, laidos partneris Equinox Europe, o studijoje su manimi bendrovės Equinox Europe direktorė Rasa Beskaivienė. Sveiki, Rasa. Sveiki. Kalbėsime šiandien apie sandėlių automatizavimą, robotizavimą, kokie sprendimai šiuo metu siūlomi, kiek jie Lietuvoje naudojami, apskritai apie planus ir perspektyvas ir kaip Lietuva atrodo šiame kontekste. Pradžiai papasakokit šiek tiek apie Equinox. Koks jūsų vaidmuo čia? Mes iš tiesų esame įmonė, kuri daugelį metų, daugelį dešimtmečių užsiimam sandėliais. Viskuo, kas susijęs su sandėliais, išskyrus patį sandėliavimą, tai pirmiausia sandėlių automatizavimas, robotizavimas, įvairių sandėlių sistemos. Čia mes esame dalis nedidelės tarptautinės grupės. Equinox Europe įmonė Lietuvoje yra amerikietiško kapitalo iš tiesų įmonė, nors valdanti kompanija Olandijoje šiuo metu ir mes esame 90 žmonių, apie 90 žmonių Kaune ir dirbam, didelė mūsų dalis dirbam jau kelis dešimtmečius, užsiimam tuo pačiu, užsiimam būtent sandėliais, diegiam sprendimus, konsultuojam, diegiam sistemas visame pasaulyje, turim savo kurtą sandėlio valdymo sistemą, kurią tiek mes patys, tiek mūsų seserinės kompanijos taip pat diegia, tobulina visame pasaulyje. Ir kuriam automatizuotus sprendimus, gaminam tam tikrą prasme automatizuotus sprendimus, automatizuotą įrangą, konvejerinę, rūšiavimo įrangą, bet iš esmės, kalbant apie automatizuotą sandėlių įrangą, esam mes sistemų integratoriai. Tai yra, mes diegiam sandėliuose pagal konkrečiaus įmonės poreikį, diegiam tiek savo gamintą įrangą, tiek partnerių tiekiamą įrangą, kurią kuria kitos įmonės arba mes kartu tobulinam kartu. Ir tokiu būdu bandom optimizuoti sandėlių veiklą. Kadangi jūsų tokia istorija jau dešimtmečius siekia, ar ne? Šiaip labai įdomu, pavyzdžiui, 2000 sandėlys ir šiandien, ar apskritai tie visi sprendimai. Kiek tai skiriasi, kaip tai atrodė tada ir dabar? Labai priklauso iš tikrųjų, kur palyginsi, nes jeigu paim, pavyzdžiui, 97 metais sandėlį Amerikoje, aš tuo metu dirbau Equinox Amerikos ofise, tai ir sandėlį Lietuvoje kokiais 2015 metais, tai buvo panašiai labai situacija. Jeigu paimt sandėlį Lietuvoje 2000 metais ir sandėlį Lietuvoje šiandien, tai yra diena ir naktis. Nes 2000 metais, kada mes iš tiesų pradėjom diegti sprendimus Lietuvoje, labai jūs teisingą datą paėmėt, 2000-aisiais pradėjom diegti sprendimus Baltijos šalyse. Tuo metu diegėm tik automatizacija visa apsiribojo tik IT sistemom. Tik tai sandėlio valdymo sistema, kuri šiek tiek naudoja technologijas, radio ryšio, tai yra bevėlio ryšio technologija, balsą, vėliau prisidėjo ten šviesų technologija, atpažinimo pagal šviesą, pagal balsą ir panašiai. Bet tuo metu buvo tik tai IT sistema ir tai buvo labai labai sunku įtikinti klientus, kad reikalingas toksai daiktas kaip sandėlė sistema, kad su popierium nedirbsi efektyviai. Šiuo metu tai taip, paskui atsirado konkurentai, kurie mums labai padėjo edukuoti. O tuo metu mes buvom vieni pirmi ir tai buvo sunku įtikintas lietuviškas įmonės, kad reikia kažko daugiau negu popieriaus. Ir pastoviai susidūdam su tom, kaip čia bus kažkokia tai įranga, o jeigu jinai neveiks, tai kaip aš dirbsiu sandėlyje. Taigi yra knyga, ar ne? Ir rašai knygą. Yra knyga ir rašai. Taip. O jeigu paimti šiandien lietuviškus sandėlius, tai turim nemažai tikrai praktiškai pilnai automatizuotų. Aišku, nebe žmonių. Kalbam ne apie tą variantą, kuomet visiškai nėra žmonių sandėlyje, bet labai smarkiai automatizuotų sandėlių turim tikrai ne vieną, ne du, ne 5. Ir tiek tie gamintojai užsienietiški, kurie atėjo pas mus į lezus, aišku, atsivežę, turi savo automatizaciją, tiek mūsų įmonės vietinės, kurios dirba šitoje rinkoje ir lietuviško kapitalo įmonės iš tiesų labai pažangios, yra labai daug inovatyvių, besidominčių, efektyvinančių savo veiklą žmonių ir yra ir sandėliai pakankamai smarkiai automatizuoti ir robotizuoti jau. Lietuvoje. Lietuvoje. Tai lyginot su Jungtinėm valstijom, tai suprantu, kad dabar jau ta situacija galbūt kažkiek vienodinasi, ar ne panašiai? Šiuo metu tai situacija mes galbūt, jeigu lygint su vakarų Europą, tai kai kuriais atžvilgiais galbūt ir lenkiam. Amerika visada technologijose, sandėlių technologijose, gal visada pasakyti, ne visai teisingas žodis, šiek tiek priekį dėl tiesiog didžiulių srautų, didžiulių atstumų, didžiulių kiekių, tai ten automatizacija iš tikrųjų, sprendimai taikomi panašūs, tie patys, gal dažniau, daugiau didelių sandėlių, daugiau automatizacijos,
kai kurie žingsniai pirmą atlikti, ten Amazono, Walmarto dėka, kai kurie žingsniai pirmą ir tada jau mes čia Europą visą šiek tiek vejamės, bet į Ameriką situacija panaši, nuo vakarų Europos nieko nesiskiriam, gal net šiek tiek geriau. Iš tikrųjų, mes kai kur peršokam tą žingsnį, ar ne, kur vakarai ėjo lėtai ir po truputį, tai pas mus tiesiog šuoliais tokiais, dažnai su technologijom taip nutinka. Tikrai taip. Taip pat, kai mes žinom, kad turim labai gerą mobilų ryšį visur, padengimą geresnį negu daugumai, nuvažiuoju kokią Ispaniją ar Italiją ir ten vargsti, kad neina niekaip telefonų naudotis, o pas mus visur ryšys geras, net man sodyboje, miške ir visur ryšys užtikrintas. Tas pats iš tikrųjų ir su visom technologijom, taip ir su sandėliais. Mes kažkuriuo metu, gal 2000 metais, čia buvom tokie vargšai atsilikę, anglų kalbos nemokantys, tų sandėlių daug nematę, parodų netiek daug aplankę, partnerių netiek daug turintys, o šiuo metu tai visi mūsų žmonės važinėja po visą pasaulį, po parodas, turi partnerius užsienį, mato, kaip kiti dirba ir pas kitus, jeigu sprendimas įdėktas seniau, aš dėgiuosi šiandien, tai dėgiuosi į pažangesnį, leidžiantį atlikti daugiau, greičiau. Būtent, kad kai kurios tiesiog nebereikia pereiti tuos laiptelius. Iš tikrųjų, ir Lietuva, aš suprantu, ir dabartinis vienas jūsų toks vykdomas didelis sprendimas, tai yra ir Omnivos terminalas Kauno Leze, ar ne? Tai yra apskritai siekiama, kad Lietuva taptų tokiu Baltijos, kaip ir hubu, Baltijos tuo tokiu didžiuoju terminalu, didžiuoju logistikos centru, ar ne? Kur irgi gelbsti tai, ką jūs darot. Papasakokit šiek tiek apie tos sprendimus, kurie yra dabar vykdomi Lietuvoje. Tai, kaip teisingai paminėjot, mūsų vienas stambiausių projektų šiuo metu vykdomų yra būtent Omnivos logistikos centras, Omnivos terminalas, turbūt neteisinga būtų sakyti apie siuntas, logistikos centras Kaune, Leze, prie pat oro uosto. Iš tiesų didelė investicija, didesnis projektas mums už visus iki šiol įgyvendintus Baltijos šalyse. Projekto biudžetas mūsų atveju tik įrangos automatizuotos 9 milijonai eurų. Ir įranga, kurią mes diegiam, tai pagrindinis sprendimas siuntų. Mes dirbam praktiškai su visom didžiausiam siuntų įmonėm Lietuvoje ir tas sprendimas, kurį mes diegiam, yra skirtas greitam siuntų išskirstimui. Mes tą įrenginį vadinam sorteriu, taip gal ne visai lietuviškai, bet nuo 15 metų. Rūšiuotojas turbūt, ar net būtų gal lietuviškai? Iš tiesų, 15 metais pirmą tokį įrenginį Baltijos šalyse įdėgėm pas DPD, taip pat Kaune Leze. Ir nuo to laiko nesuradom geresnio žodžio, dabar jau tų įrenginių yra labai daug, bet visada parduodant sutartyse, kalbant su klientu, visada vadinam sorteriu. Kas, nežinau, ar eteris skamba teisingai, bet yra taip. Tai tas įrenginys jis skirtas greitam siuntų išskirstimui ir Omnivos atveju, Omnivos šitame naujame terminale bus mūsų gamybos, Equinox grupės gamybos, visiškai nauja įranga, nauja karta įrangos, leidžianti daug greičiau, efektyviau daryti siuntų skirstimą ir leis skirstyti 15 000 siuntų į kryptis per 1 valandą arba kiek daugiau negu 300 000 siuntų per parą. Tai taip galima įsivaizduoti, kad tai yra, taip sakykime, toksai hubas visoms Baltijos šalims, ne tik Lietuvai, nes iš tiesų siuntų kiekiai, kuriuos tas terminalas galės apdoroti, yra didžiuliai ir aišku, jų vieta yra fantastiška, prie pat oro uostų visiškai, labai gražus, modernus, naujas terminalas ir mes labai džiaugiamės, kad ir mūsų įranga tame terminale yra tokia, kokia turėtų būti visiškai šiandieninė, nors tas įrenginys naujas, kurį diegiam šiuo metu ir jau baiginėjom, nes vasarą terminalas turi jau pradėti savo veiklą, turi pasileisti, tai jau baiginėjom diegimą ir ta įranga diegiama įsukurta Olandijoje. Mūsų olandiškųjų kompanijų Equinox grupės mes darom valdiklius, valdymą ir programinį įrangą, Olandai mechanika. Ir tas įrenginys, nors jis gimęs kaip ir vakarų Europai, bet diegiamas pirmą kartą dabar Omnivos terminale Kaune. Ir visas protas, suprantu, jo sukurtas irgi Lietuvoje. Visas protas sukurtas Lietuvoje. Taip, visas valdymas užtikrinantis, būtent leidžiantis pasiekti tokius kiekius, nes 15 000 siuntų per valandą yra iš tiesų didžiulis kiekis. Tie skirstimo įrenginiai, sorteriai, jie leidžia apskritai nuo 3000, kai kurie variantai gal nuo 1000, bet nuo 3000 iki tų pačių 15, 16, 18 tūkstančių siuntų per valandą ir iki šiol tokių greitų sprendimų neturėjom. Bet tai reiškia, kad tie srautai yra tokie, ta prasme, poreikis tokiam yra.
Tai reiškia taip, verslas kitaip neinvestuotų, jeigu tokio poreikio nebūtų, nes visgi 9 milijonai yra rimta investicija. Jeigu nebūtų poreikio tokius srautus skirstyti, tai bėgiotų žmonės ir rankom skirstytų. Aišku, siuntų įmonėm apskritai mes dėl to ir dirbam su praktiškai visom didžiausiam siuntų įmonėm, nes tiesiog fiziškai yra srautai pakankamai dideli ir pandemijos metu išaugę, bet ir šiuo metu jie yra išsilaikę dideli ir elektroninė prekyba. Po truputį gal ne taip sparčiai, aišku, kyla kaip karantino atveju, bet visgi auga. Elektroninės prekybos augimas reiškia siuntų kiekių augimus ir reiškia tas poreikis verslui išskirsti didžiulį kiekį siuntų yra. Bet kuo tai nėra vienintelis sprendimas, yra ir kitų sandėlio tokių sprendimų, automatizavimo, robotizavimo, ar ne? Beje, kiek pavyzdžiui, tas sorteris, kiek robotai dalyvauja tame? Iš tiesų paprastai taip yra, sorteris yra bet kokio, mes kalbam apie siuntas daugiausiai, bet lygiai taip pat sorterius naudoja ir prekybininkai, ir mes ir Lietuvoje turim pas Rivoną 2017 dar metais įdiegtą sorterį skirstimui prekių pakuočių į visas parduotuves. Iš tiesų labai logiškas toksai sprendimas buvo, Rivonos gan inovatyvus, gan drąsus. Tuo metu 2017 metais įdiegėm sorterį šviežių prekių sandėlyje, tai yra šaldytuve, ne šaldyklė, bet šaldytuve, nes iš vienos pusės labai logiškai. Paprastai rankoms šitas procesas buvo daromas, nes atsiveži prekes, kurios greitai genda, jas greitai išmėtai į paletės ar konteinerius ratukinius ir išveži, kad nestovėtų šitos prekės, kad iškart būtų pasiekiamos šviežios greitai pirkėjui. Ir kai Rivona pasiryžo imtis automatizacijos, buvo ten irgi tam tikrų svarstymų, vienokie kitokie sprendimai. Ir tuo metu mes vakarų Europoje, apskritai Europoje, gan sunkiai suradom pavyzdį, kad būtų sorteris diegtas šviežių prekių sandėlyje. Yra tam tikri sprendimai, ten rūbai ir panašiai, logistikos tam tikri krosdokai, bet sandėlį suradom, iš tiesų pasižiūrėjom visi, parodėm ir pasižiūrėjom Prancūzijoje, turbūt ne vienintelis buvo, bet manau, kad galima buvo suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų tokius sprendimus vakarų Europoje. Ir Rivona, ponas Dundulis, drąsus žmogus, inovatyvus, nepabijojo iš tiesų ir mumis patikėjo mums tą sprendimą. Ir tai mes įdėjom tada įrenginį skirstimui į visas Rivonos parduotuvės, reiškia 150 krypčių, įrenginys iki 11 000 berods pakuočių per valandą, praktiškai 9 000 vidutiniškai iki 11 000 ir labai sėkmingas diegimas buvo, labai gan nemažos rizikos projektas, labai sėkmingas diegimas ir šiuo metu tai yra kaip ir industrijos standartas. Prekybininkai šaldytuvuose statytis naują sandėlį šaldytuvą ir nesvarstyti sorterio, tai būtų toks jau lyg ir žingsnis atgal, atsilikimas nuo šiandienos lygio. Ir praktiškai visi Baltijos šalyse, po to atsirado dar ir vienas kitas sprendimas, kur buvo pasimokyta iš šito Rivonos sprendimo. Bet šiuo metu tai yra standartas ir jau Rivona bėga, ieško, sprendžia kitus sprendimus, o mes įveikiam, bet jūsų klausimas buvo apie robotus, kiek robotų tame dalyvauja. Tai ten, kur diegiam šiandien šitos sorterius, tai robotai jau diegiami tokiem dalykam kaip padavimui ir vakarų Europai, ir pas mus. Diegiami robotai rankos padėjimui, reiškia tą rūšiavimo įrenginį, kažkas turi paduoti, šiaip normaliai žmogus sumeta nuo paletės, bet galima šitoj vietoj atlaisvinti žmogų ir robotai rankos naudojami padavimui, robotai rankos naudojami supakavimui, kadangi išmeta į tam tikrą kryptį tas pakuotės, kažkas jas turi sudėti į paletę ar konteinerį ir tą gali padaryti robotas ranka. Ir mobilūs robotai toliau vežioja paletės arba konteinerius, gali privežti ir paprastai tai svarstoma kaip sekantis etapas. Diegiama daroma kaip sekantis etapas, nes pirmą įdiegiam tą širdį, kuri pumpuoja kraują, tai yra sorterį, kuris viską išskirsto, išvežioja, užduoda darbo tempą sandėliui ar terminalui, ypač tose vietose, kur nereikia saugoti didelių atsargų kiekių. Ir mažina klaidų tikimybę turbūt, ar ne? Klaidų tikimybė vienareikšmiškai nepaprastai, mašininis lygis atsiranda jau, reiškia, klaidų ir
daug mažiau žmonių darbo, žmonėms nereikia daug nešiot, išvengiam tokių sunkumų, kilnojimų, rutinos. Ir kitas momentas yra, kad ten, kur reikia labai greitai, žmonės tiesiog fiziškai taip nepabėgiotų, kaip tas įrenginys, kuris per valandą išmėto 11 ar 15 tūkstančių pakuočių, kurios gali sverti iki 30 kg, sakykime, tai žmogui pabėgioti tokiu tempu su tokiais svoriais juos paskirstyti būtų tiesiog neįmanoma. Bet aišku, atsiranda ir kitas momentas, kad yra mašina, kuri užduoda greitį, užduoda visą sandėlio tolesnę veiklą ir įsprendžia daugybę problemų ir klaidas ir greičiau užtikrina tai, kad mes, pavyzdžiui, kalbant apie bet ir siuntom tas pats galioja, bet apie šviežius produktus mes greičiau ir šviežesnius juos gaunam parduotuvėse, galim nusipirkti ir siuntų atveju. Tai siuntų įmonės apskritai neturi kito pasirinkimo. Mes visi įpratę, kad siunta čia dabar aš užsakiau iš elektroninės parduotuvės, tai man čia per 2 dienas maksimum ar per dieną. Tai reiškia, kad surinko tas siuntas vieną dieną, per naktį jas išskirstė terminale ir toliau išvežiojo, gal į Latviją, gal į Kauną, gal į Jurbarką, gal dar kažkur. Kiek tai dabar kalbam apie tokius jau naujusnius sprendimus, ar ne, bet toks senas išradimas kaip konvejeris, kuris, sakykime, įprastai būdavo, ar ne, bet aš suprantu, kad jisai tebe dalyvauja tame kažkaip procese, ar kiek apskritai dar naudojami tokie sprendimai, ar čia jau viskas? Iš tiesų, taip, konvejeriui apie 100, sorteriam turbūt kokie 40-50 metų. Tai irgi jau padoriai. Taip, manau, kartos vyrukai. Bet konvejeriam apie 100 metų gamyba, ar ne, konvejeriai jau apie 100 metų naudojami. Ir sorteris yra iš tiesų irgi konvejeris. Tiesiog. Tai yra tam tikra rūšis konvejerių. Bet yra vis dar naudojami konvejeriai, be abejo, sandėliuose naudojami, transportavimui tebe naudojami konvejeriai, kai kurie, aišku, keičiami robotais. Ten, kur yra daug krautuvų, kur važinėja daug krautuvų, juos galima pakeisti robotais, ten kur reikia mažesnio greičio, kur reikia didesnio lankstumo, ten keičiama mobiliais robotais, ten, kur reikia labai didelio greičio, kur operacijos fiksuotų sandėlio struktūra fiksuota, ten naudojami konvejeriai privežimui, padavimui į kitą įrangą, transportavimui iš vienų zonos į kitą. Ir tie patys robotai dirba, pavyzdžiui, turime sprendimą Prancūzijoje, kur atvažiuoja automobilis prie sandėlio krovininis, ištraukiamas konvejeris, iš automobilių sumetamos pakuotės, dėžės. Ant to konvejerio stovi robotas ranka, kuris tas dėžes sudeda ant mobilaus roboto, ant jų esančiaus paletės, sudeda tas dėžes ir toliau mobilus robotas tas dėžes nuveža kitam įrenginiui, automatizuotam kranui. Tas kranas paima tą paletę ir padeda į automatizuotą saugyklą. Tai tie robotai bendradarbiauja su kita įranga, aišku, jie vis tobulėja, jie irgi daro vis mažiau klaidų ir jie pinga, kaip mes visi žinom, nes buvo tam tikrų, ypač pastaruoju metu buvo tam tikrų momentų, dėl ko robotai buvo gan brangus, dėl ten elektronikos tiekimo problemų, dėl tam tikrų apskritai tiekimo niuansų ir problemų, buvo ta kaina gal ne visada sudėtinga buvo pakankamai atpirkti. Dabar tie robotai pinga ir kita problema, kuris sprendžiasi pakankamai greitai, tai yra robotų dabar ypač vystantis dirbtiniam intelektui, tai yra roboto valdymas, jo gebėjimas apeiti kliūtis, tikslumas judėjimo ir panašiai. Taip robotai visuose šituose procesuose dalyvauja, bendradarbiauja, bet konvejeris vis tiek išlieka ir greičiausiai išliks, nes konvejeris yra daug greitesnis už robotą. Ir vienu metu daug gali, ar ne? Ir gali vienu metu daug ir turbūt mažiau standartizacijos reikalauja. Bet jis draugauja, šiais laikais konvejeris neišvengiamai turi draugauti su robotu. Kitaip būtų jau, turbūt tiesiog nesugebėtų šių laikinių užduočių vykdyti sandėlys. Paminėjote ir dar vieną sprendimą, automatizuotas saugyklas. Irgi yra tas rytis, ar ne, kur sandėliai kiek jie naudoja tuos sprendimus? Pakankamai aktyviai, tai pakankamai daug naudojamus automatizuotų saugyklos, irgi labai labai senas sprendimas, automatizuotų saugyklos arba ASRS, tai vadinama, tai yra Automated Storage Retrieval System, kada yra 2 tipų, beje, gali būti automatizuotų saugyklos, gali būti paletynas, paprastai aukštas paletynas, aptarnaujamas kranų ar kranų su šatlais, tai yra tokiais robotukais, kurie priveža paletę, gali būti dėžučių saugykla, midi-load vadinama saugykla, automatizuota. Ir šitie sprendimai taip pat naudojami, yra dar taip istoriškai susiklostę,
kad Olandijoje, Anglijoje, ten, kur aktyviai vyksta prekyba, ten yra sandėlio centras sorteris. Ten greitai turi išjudėti, greitai atvažiavo, greitai išvažiavo. Kur nėra saugojimo, ar ne? Kažkokio? Kur nėra saugojimo. Ten, kur neišvengiamai yra saugojimas, tai ir sorteris atlieka tokią kaip širdies funkciją, sandėlys, varinė, bet kartais neišvengiamai yra saugojimas ir vietos optimizavimui, saugomų vietos optimizavimui, paėmimui iš saugojimo vietos optimizavimui naudojamos automatizuotos saugyklos, kurį laiką ypač paletiniais automatizuotos saugyklos taip trupučiuką traukėsi į užmarštį, nes nelabai buvo daug sandėliuojama, labai ėjo midžestintaimą. Po COVID pasimokė visas tiekimo grandinės pamokas išmokė, šiek tiek pradėjo įmonės daugiau sandėliuoti, tai buvo prielaida automatizuotų saugyklų dėgymui. Ir kitas momentas automatizuotų saugyklų dėgymas, skatinantis šiuo metu ypač paletinių automatizuotų saugyklų dėgymą, bet turbūt galima tą patį kalbėti ir apie mini ar midi laudų saugyklą, tai yra brangios statybos. Ir taupant erdvę, siekiant neišplėsti labai sandėlio, nestatyti labai didelio ir labai brangaus sandėlio, naudojamos automatizuotos saugyklos, kad sumažint erdvės poreikį ir sandėlio erdvę sumažint kelis kartus ir tuo būdu sutaupyti labai labai didelius pinigus, sumažint investiciją statybų. Tai ir visą tai vienyje, sakykime, tie keli sprendimai, kuriuos čia paminėjote, sandėlio valdymo sistemos, ar ne? Tai irgi yra tai, kas apjungia turbūt ir konvejerius, ir sorterius, ir visas kitas, ir iš principo, kaip tą veiklą suorganizuoja, ar ne? Tai yra... Taip, neišvengiamai, kad, kaip minėjau, 2000 metais Lietuvoje pradėjom apskritai tik nuo sandėlių valdymo sistemų, bet mes atėjom iš Amerikos ir Azijos tuo metu, šiek tiek vakarų Europos, ir tuo metu mes nukirpinėjom nuo sandėlių valdymo sistemos, nukirpom visą automatizuotą, taip sakant, nuėmėm tą automatizuotos įrangos dalį, liko tik tai sandėlių valdymo sistema. Dabar ir pas mus, Baltijos šalyse ir Lietuvoje ypač sandėliavimo sprendimo automatizuotų dėgymas vyksta aktyviai. Šiuo metu sudėjom viską atgal, turim sudėti viską atgal, kadangi sandėlio valdymo sistema yra, jeigu sorteris yra širdis varinėjant į kraują sandėlyje, tai sandėlio valdymo sistema be abejo yra smegenys ir jie iš esmės apsprendžia visos įrangos. Nuo to, kiek gera sandėlio valdymo sistema, priklausys ir visos įrangos veikimas. Nes jeigu automatizuota saugykla, tai turi reikiamų metų, reikiamas prekes paduoti, optimizuoti uždėstymą, visą tai atlieka sandėlio valdymo sistema, ne kažkoks įrenginys, kuris važiuoja ir sugalvoja, aš čia padėsiu. Ne, tai iš esmės atlieka sandėlio valdymo sistema. Ir nesandėlininkas. Ir nesandėlininkas sprendžia. Taip, būdavo tie laikai, kai sandėlininkas su mygtuku paspaudė, nuvažiavo kranas ir padėjo ten, kur sandėlininkas pasakė. Ne, šiuo metu sandėlio valdymo sistema, tiek jeigu nėra automatizuotos įrangos arba dalis sandėlio neautomatizuota, tai greičiausiai kokio tai radio ryšio terminalo pagalba, balso, ausinių pagalba pasakys, kur nueit, ką paimt, kur padėti. Viskas sprendžia sandėlio valdymo sistema, suoptimizuos kelią, užtikrins užsakymų surinkimą laiku, sudėjimą reikiamą tvarką prie išvežimo durų, bendradarbiaus su kiemo valdymo sistema, žinos, kas kada atvažiuoja paimti, kur stoja mašina, koks krovinys išvažiuoja. Visa tai yra vienoje sistemoje ir automatizuotos sistemos veikimas tinkamas, jei atvežimas prekių tai automatizuotai sistemai, kad turėtų ką veikti, jų nuvežimas, visą tai užtikrina sandėlio valdymo sistema. Todėl šiais laikais iš tiesų ypatingai svarbu, kad sandėlio valdymo sistema nebūtų kažkoks mėgėjiškai, taip sakant, sukurtas sprendimukas, kuris, ten leidžia kažką pažiūrėti ir padėti. Ne, iš tiesų automatizuoti sprendimai skinasi kelią ir dabar ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, ne tik didžiausiuose, kurias mes minim, kaip ten Rivona ar DPD ar Omniva, bet ir mažesnėse ir smulkesnėse įmonėse skinasi kelią automatizuoti sprendimai. Todėl labai svarbu, kad sandėlio valdymo sistema gebėtų dirbti su tais sprendimais, tiksliau juos valdyti. Mes turim labai gražų pavyzdį, iš tiesų visai neseniai pasirašėm sutartį su Kavos draugu, įmonė Kavos draugas, labai graži įmonė, labai gražiai sparčiai auganti kartais per metus. Ir įmonė tiesiog turėjo priimti sprendimą, keisti sandėlio valdymo sistemą, todėl kad planuoja ateityje dirbti su galbūt buvo ir kitų priežasčių, bet planuoja ateityje
dirbti su automatizuota įranga, nes labai sparčiai auga sandėliai ir jų veikla ir reikia greitinti ir, reiškia, bus automatizuota įranga ir įmonė tam ruošiasi ir priėmė sprendimą diegti sandėlio valdymo sistemą, kuri galės užtikrinti tokios įrangos efektyvų veikimą. Turime ir kitų gražių pavyzdžių. Pigų buvo savo laiku tik tai sandėlio valdymo sistema, mūsų įdiegta ir buvo kiekvienais metais efektyvinama sandėlio veikla Pigų LT ir dabar yra pakankamai gražiai dirbantis gan smarkiai automatizuotas sandėlys, taip pat su sorteriu beje, tik paprastesniu, 3-4 tūkstančiai supakuotų užsakymų per valandą. Išskirstoma grinai mūsų lietuviškos kūrybos beje sorteris, toks vadinamas finger, mes vadinam finger sorteriu, mūsų grupėje paprastai vadinama cross-track sorteriu. Iššauka tokie pirštukai ir nustumia reikiamą kryptim siuntą, bet ten priklausomai nuo konvejerio plaučių greitis nuo 3 iki 4 tūkstančių ir Pigų poreikiai šiuo metu tenkinami, tai ne tik tas sprendimas, yra daug sprendimų automatizuoti konvejerių nemažai, beje, konvejerių atvežamus dėžiais iki išskirstimo ir pakavimo ir ten liftai automatizuoti tarp aukštų yra iš tiesų labai irgi gražus sandėlys, nors įmonė, be abejo, mūsų viena didžiausių, jeigu ne didžiausia elektroninės prekybos įmonė, bet visgi pasauliniu mastu nėra kažkoks gigantas, bet labai gražiai automatizuota. Nieko neblogiau negu, pavyzdžiui, koksai bol.com, olandiška, be ne didžiausia, be irgi elektroninės prekybos įmonė, kur šiuo metu mes kaip tik irgi baiginėjom paleisti labai didelę sistemą, konvejerinę sistemą, bei taip pat kalbant apie konvejerių naudojimą. Taip, vis dar naudojame konvejerinę sistemą. Bolė ten jau mūsų įranga, kai kuri naudojama, sorteriai mūsų naudojami. Tai ir jeigu palygint tas įmonės, didžiausia lietuviška elektroninės prekybos, didžiausia olandiška elektroninės prekybos, tai jų sandėlių automatizavimas yra to paties lygių, galbūt ten vienur didesni įrenginiai ir panašiai, bet yra to paties lygių. Bet, na, jūs vis tiek kalbam apie tokius didelius, ar ne, didelius gigantus, kurie bent jau arba Lietuvos mastu, arba pasaulio mastu priklauso, ar ne, bet vis tiek tai yra pakankamai dydžio. Kavos draugas, jūs minėjot vieną iš tokių jau mažesnių pavyzdžių, kurie apskritai nuo kokio dydžio, nuo kokių apyvartų, nuo kokio kiekio reikia pradėti apie tos automatinius sprendimus galvoti. Arba bent jau plečiantis, pavyzdžiui, ar ne, kaip ir jau minėtas pavyzdys, jeigu tu planuoji plėstis ir toliau, tu turi vis tiek iš anksto pradėti tai daryti. Ne tada, kai tave lavina užgriūna, bet pasiruošti. Tai nuo kada reikia pradėti? Praktiškai nėra iš tiesų tokio skaičiais apibūdinamo dydžio. Tiesiog planuojant veiklos plėtrą, ypač planuojant naują sandėlį, visada reikia pagalvoti apie tai, kaip tam iš tiesų reikia konsultantų, specialistų, reikia pagalvoti, kaip efektyviausiai jis gali dirbti. Ar jame jau verta automatizaciją šiuo metu diegti, ar numatyti vietą ir galimybės automatizacijos diegimo ateityje. Turim ir kitų tokių, netokių didelių įmonių su gan gražiais sprendimas, pavyzdžiui, Bags & More. Naudoja tam tikrą taip pat saugyklos automatizavimo būdą, yra tokie renginiai, vadinam VLM, Vertical Lift Machine, mes vadinam spintom, labai paprastai Lietuvoje yra nemažai tų įrenginių naudojama, bet labai gražiai, ten labai taip pat taupoma erdvė. Kompaktiškai sudedama lentynuose iki labai didelio aukščio, nenaudojant jokių mezaninų, pertvarų aukščiam, iki kelių 10 metrų aukščio galima sudėti prekes ir tas liftas, ta mašina automatizuota, jį reikiamą prekę, taip pat nurodžius sandėlio valdymo sistemai, reikiamą lentyną su prekėm atveža žmogui, paduoda ergonomiškam aukštį, žmogus tiesiog paima tą prekę ir eina prie kitos lentynos. Tai, pavyzdžiui, Bags & More naudoja labai sėkmingai šitą tokį sprendimą. Yra, kur įmonėse membershop, pavyzdžiui, tai taip pat nemažai įmonė, bet irgi ne iš gigantų yra konvejerinė sistema, taip pat automatizuotas sprendimas. Tai pasitaro su specialistais, iš tiesų planuojant veiklos plėtrą, arba planuojant naują sandėlį, visada reikia įsivertinti, kaip efektyviausiai tai galima vykdyti. Tai yra, kaip tu susitvarkysi su tuo planuojamu srautu papildomu, arba kaip tu efektyviausiai paruoši savo naują sandėlį diegimui kažkokius automatizuotus įrangos, arba jeigu ne šiandien, tai ateityje, kad būtų suplanuota ir sudėliota taip, kaip reikia. Bet ar yra dar vietų, kur žmogus vis dėlto nepakeičiamas?
ir bus nepakeičiamas galbūt. Ar vis dėlto sandėlys jau gali kaip savarankiška būtybė egzistuoti pats praktiškai? Yra tokių pilnai automatizuotų sandėlių, bet ir dabar jeigu paklausytume ir tų pačių lyderių, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių yra smarkiausiai automatizuoti, kaip ten Amazonas, Walmartas, jie visi pripažįsta, kad be žmogaus niekaip. Niekaip neįsiversi be žmogaus, jo darbo pobūdis keičiasi, bet ta įranga galų gale, ir mes patys matom, tą įrangą reikia prižiūrėti, remontuoti, tvarkyti. Kai kur yra reikalingi operatoriai vienai ir kitai funkcijai atlikti, būtent susijusiai su įranga. Kai kurios yra pakankamai prekių, kurios tiesiog turi būti pačiupinėjamos rankom. Jų pakuotės galbūt su laiku tai spręsis, bet šiuo metu tai pakuotės netinkamos automatizavimui. Pati prekė yra per trapi ar didelė, nestandartinė. Yra neišvengiamai dalykų, kuriuos reikia dar čiupinėti rankom. Tai, bet net jeigu šitas įsispręstų, viskas susistandartizuotų, vis tiek liktų ta įrangos valdymo problema, kurią turi spręsti žmogus. Ir aš visgi, dama sandėlio darbuotojų ir nebijodama naujovių, nebijaučiau dėl savo darbo vietos tikrai. Šiaip čia vienas iš tokių svarbių punktų turbūt, ar ne, kad žmonės tiesiog keičiasi, bet nereiškia, kad jie yra pakeičiami, tiesiog jų funkcijos šiek tiek keičiasi, bet vis dėlto pats automatizavimo sprendimai ir Lietuvoje, aš suprantu, plečiasi, plinta lygiai taip pat ir jūsų įmonės. Praėjusiai metai buvo pakankamai didelis augimas, ar ne, tiek pajamų, tiek pelno prasme, iš tikrųjų buvo tokie geri metai. Kaip jūs matot tą artimiausią ateitį, galbūt trumpai, ar ne, kiek čia toje Lietuvoje plečiasi visi, kiek galbūt kaip čia Europoje atrodysim po 5 metų ar panašiai. Kaip teisingai pastebėjot, mūsų pernai apyvarta labai smarkiai augo, daugiau negu 39% auginom apyvartą ir nors mes, kaip minėjau, dirbam visame pasaulyje, bet pagrindinė mūsų rinka pernai metais buvo ir šiemet išliko. Pernai metais beje buvo Baltijos šalys ir Ukraina. Šiemet mūsų pagrindinė rinka bus Lietuva. Ir mes turėsim dar apyvartos augimą apie 20%, manau, šiemet palyginus su pernai metais. Ir, aišku, dirbame mes ir kitose rinkose, ir ypač Rytų Europoje, ir Slovenijoje, ir Kroatijoje. Dabar turime labai gražius projektus, minėjau, Bolo Olandijoje, ir vakaruose, ir Belgijoje, Prancūzijoje, Naujoje Zelandijoje labai mūsų yra vienas gražus klientas iš tiesų, su kuriuo mes dirbam, nors mes turime seserinės kompanijas, Equinox Azija, kuri yra atsakinga už Okeaniją ir Aziją, ir Equinox MHA Olandijoje, kuri yra atsakinga už Vakarų Europą, bet yra tam tikrų projektų, kur dirbame mes tiesiog iš Lietuvos, ten, kur daug valdymo, IT, tai mes Naujoje Zelandijoje turim keletą klientų, vienas iš mūsų klientų yra stambiausia Okeanijos logistikos kompanija. Ir mes dirbam su tuo pačiu sorteriu valdymu ir dirbam čia iš Lietuvos tiesiogiai. Tai nemiršta pasaulyje ta automatizacija nemiršta, bet kaip žinom, ekonomikos situacija nėra labai gera, ypač Vakarų Europoje, nors lyg BVP kritimas pernai metais toks pat buvo tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje, minus 0,3, bet visgi mes Vokietijoje labiau jaučiam tą rinkos tokį sustojimą, atsargumą, investicijų pristabdymą. Kol kas bent Lietuvoje, taip kaip ir mūsų statistika rodo, pernai statybų sektorius pakankamai aktyviai dirbo ir augo. Tai reiškia, kad be kitų dalykų statybų sektorius gamina ir naujus sandėlius, kuriuose reikia automatizuotos įrangos. Tai, kad Lietuvoje pakankamai nebloga situacija ir kad Lietuvos verslininkai visgi gan drąsiai investuoja į naujus objektus, į savo veiklos efektyvinimą, automatizaciją. Tai mes visi žinom tą grėsmę, kuri mūsų tyko, bet manau, kad labai teisingas sprendimas yra ne tiesiog pasislėpti, susitraukti ir laukti, bet iš vienos pusės ruoštis tam, kad to nebūtų, iš kitos pusės gyventi savo gyvenimą, efektyvinti savo veiklą, gerint savo paslaugas žmonėm, kad visiems būtų čia gerai ir kiti taip pat investuotų ir pirktų ir panašiai. Kaip ir Ukraina daro, kai jūs paminėjote, ar ne, kad buvo vienas iš jūsų pagrindinių rinkų, tai iš tikrųjų rodiklis, kad reikia gyventi. Tikrai taip, ir Ukrainos pavyzdys labai rodo, kai prasidėjo karas, sustojo klientai mūsų ukrainietiški, kur turim labai didelius projektus, po 14 milijonų eurų, visi iškart sakė, stabdykit, laikykit, viskas čia blogai, ten Nova Pošta yra vienas mūsų pagrindinių klientų Ukrainoje, stambiausia siuntų įmonė, jos ten terminalai vienas kitas buvo susprogdinti, o paskui žmonės turi gyventi ir žmonės gyvena. Taip.
ir investuoja, ir mes montuojam tą įrangą, patys nevažiuojam ten vietiniai žmonės, bet taip, viena šalia pastatas susprūgo, kitam sėdėjo mūsų žmonės slėptuviai, kitam šalia mes montuojam. Toks gyvenimas, tokia Baisu realybė. klausyt, bet gyvenimas tęsiasi. Gyvenimas tęsiasi ir pas mus laimės yra dar gerokai ramesnis ir, sakau, labai aš didžiuojausi Lietuvos verslininkais, kurie taip pakankamai rimtai, bet ramiai žiūri į situaciją ir dirba savo darbą toliau sėkmingai. Ačiū Jums šiandien. Ačiū, kad atvykot. Studijoje viešėjo Equinox Europe vadovė Rasa Beskaivienė, o šios laidos partneris Equinox Europe. Ačiū. Iki.